Nu ką, sveiki, kolegos komradai. Seniai nesimatėme. Nebuvo to laiko labai, buvo visokių kitokių reikalų. Bandysim atsigauti, ruduo. Atvažiavom iš to į tokį laukelį. Ką tik nukulta, paskambino kolega, kad nukūlė ūkininkas. Na ir ką, bandysim pasivaikščioti, kažką gal rasim, parodysim. Tai va čia mūsų mes dviese su draugu, kolega, mūsų tėvusai pasiruošę darbui. Oras irgi geras, o toks laukas didelis. Ten dar pabandysiu pritraukti. Dar kombainas varo. Irgi kitą lauką kūlė. Tai va. Tai ką, kol kas tiek. Pradėsim darbelį savo. Ką buvo signalas. Biškiai atitrauksiu. Tiesa, norėjau pasigirti, kad kitą kamerą bandysim. Gal garsas bus patogesnis. Girdėt bus geriau. Matyt. Vaizdas. Taip. Iškrito, reiškias. Štai toks dalykas. Čia to barškučio dalis, kur ant gyvulių kabindavosi arba ant arklio pavadžių. Štai toks. Iš šitos dabelės. Ten kolega toliau vaikšta. Bandysim toliau. Va, ilgai bevaikštant, jokių signalų nebuvo. Bandysiu gyvai iškasti. Šitoj vietoj nėra signalas. Aišku, nereiškia, kad tai kažkas gero. Sunku kažkas su paprasta kamera kasti ir filmuoti. Tai pabandysiu biškį atitraukti. Taip. Signalas visai blogas pasidarė. Gera bus metalas. Jo, kaip ir sakiau. Tai yra metalas. Kažkokio metalinio puodo šukė. Nu ką, vaikštam toliau. Kaip ir sakiau, būna tokių dalykų, kad mano kolega ten vaikšta. Šalia aš irgi ėjau šalia jo. Čia ėjau. Biškį padarysiu taip. Šitoj duobytei pritrauksiu. Buvo signalas. Ir ką jūs manot? Nagi, pažiūrėsim. Iškrito 2 daikčiukai. Iškrito toks šaibėcas užmuštas. Tai bus ko gero bus arba 3 kopsai. Jo, kažkas tai bus gal 5 kopsai bus gal dydžio tokio. Kaip 5 kopsai, bet jau visai negyvas. Ir dar šalia saga. Aš galvojau, gal kažkas geresnė, bet paprasta, tokia saga metalinė. Tai gulėjęs šalia. Nieko blatna, galvojau, kad geriau, žinai, bet iškrito 5 kopsai ir saga. Kopsai visai užmušti. Aleksandra. Matai, biški vos matosi. Ir viskas. Galvojau, kad kažkas geresnė, bet...
šis beitas. Ką, ieškom toliau. Na štai, maždaug toj vat vietai išradau tas 5 kopsai ir ten 3 neaišku. Praėjus truputuką toliau buvo signalas kasiaus giliau, bet pasirodo visai paviršiui beveik gulėjo monečiukė. Čia bus Aleksandras 1 kapeika. Tokia visai pavargus. Kažkas daug mašmatas. Geriau negu sena kamera, aišku. Kad niekas nesimatė. Tai metai irgi nelabai. Iški gal pabandysiu nuplauti. Biški geriau gal dabar atrodys. Nesifokusuoja. Na, ko tu čia dar? O, štai 1900 kilinto 01. Tai dar kartelį pabandysim. O, 1 kapeika. Na štai, nu ką, vaikštam toliau. Ten kolega toliau vaikšto, namas užleistas. Na štai, kolegos, mes vis dar vaikštam. Į pabaigą laikas eina. Ėjau vat šalia tokio miškelio arba apaugusios, nežinau čia kas čia. Šiaip namas ten toliau yra užleistas, tai čia apaugė. Nu ir vienu žodžiu einu, žiūriu, kažkoks baslys ar kas čia guli. Arčiau priėjus, pradėjau žiūrėti. Ir kaip jūs galvojat, kas čia per randovina? Čia yra ragas. Kokio čia ožio, ar elnio, ar ko čia, net neįsivaizduoju. Vienu žodžiu, va tokia vat nachodka šiandien pas mane dar viena. Geras, ne? Bandysiu atitraukti, kad arba pritraukti. Čia va ta vieta, kur buvo ant galvos. 1 ragas, 2 ragas, 3 ragas, 1 nulaužtas, gal kombainas kaip ėjo. Vienu žodžiu, va tokia vat paguldysiu. Geriau gal matyti. Va. Toks ragelis. Ką, vėl ir nieko. Šiandien dienelė užskaityta. Nu ką, liko mažai laiko, bet paskui gale parodysim, ką ten kolega surado, nes jisai prie manęs neprieina. Kai su rankom filmuoji pats ir kasytai sunku visur pribėgioti. Tai kol kas tiek. Nu ir ką, kolegos, šiandien pasivaikščiojimą baigiam. Senai nebuvome sau kažkur tai pasivaikščiot. Vienu žodžiu, vat mūsų gausiukai, o prikasėm vat tokių nesąmonių. Kolega vat rado keletą, matau, monėtų. Irgi užmuštų. Spina kažkokia. Dar viena kažkaip kančiata monėta. Čia nuo arklio, kur užlipti berods. Balnakiltė, jisai sako. Ir čia dar kažkur mačiau visokių šiukšlių. Gilzės, šapnėlis. O man šiandien biškį parcyla. Saga carska. Tos monėtos, kur radau. Čia dar plombą radau. Carska. Matosi, vat. Čia irgi nuo patronų. 5 kopsai, kryželis. 45 berods, tai fokusuos geriau. Na. Fokusuok jas.
Dabar 45 metų. Tai čia dar kažkodėl blogai fokusuojasi 5 centai smetoniški. Arčiau pritraukiu, tada jisai blogai. Čia vat kažkokios tai ubytos visai 1 kapeiką dar. Žodžiu, va tokie vat šiandienos radiniai. O esmingiausias radinys tai ragas. Tikiuosi, kai grįšiu namo, tai negausiu rago nuo žmonių. Tai va, tokie vat radinukai. Nu ką, seniai nebuvom, tai ką žinau, džiugina, nors tai. Tai ką, pasirašinėkit ant kanalo. Ką tu norėjai pasakyti? Bandysim dažniau dabar pakelti, ruduo atėję. Jo, vat. Parodysim, kaip mūsų laukus apdirbinėja pažįstamas ūkininkas. Dirba ir dirba, o jo čia laukų dar aplinkų, jo. Tai va, bandysim daugiau pasivaikščiot, parodyti, pasirašinėkite ant kanalo. Na ką, kol kas tiek, iki.